Milijonai peržiūrų, tūkstančiai naujų užsakymų ir visa tai dėka dirbtinio intelekto. Šiandien net milijardiniai prekių ženklai pasitelkia dirbtinį intelektą, kad sutaupytų savo biudžetą ir užtikrintų įspūdingus rezultatus. Kodėl mes vis dar švaistome savo pinigus? Štai puikus pavyzdys, Kataro avialinija pasitelkusi dirbtinį intelektą sukūrė štai tokius įspūdingus video reels, kurie sulaukė rekordinių peržiūrų. Kiekvienas video sugeneravo virš 57 milijonų peržiūrų. Taip pat neseniai pasirodė nepriklausomų kūrėjų sukurta Gucci Summer 2025 reklama. Ji atrodo taip profesionaliai, kad lengva pamanyti, jog joje filmuojasi tikri žmonės. Naudojant Sora įrankį, kūrėjai atkūrė autentišką Gucci estetiką. Mano nuomonė, generatyvus dirbtinis intelektas suteikia prekių ženklams galimybę sparčiau kurti turinį, sutaupyti biudžetą, išlaikant unikalų identitetą. Lietuvoje šis potencialas milžiniškas ir dar neišnaudotas. Bet kodėl mes Lietuvoje vis dar žiūrime į tai konservatyviai? Gal metas keisti požiūrį? Prisijunk prie Neurostart mokymų, kartu išmoksime, kaip dirbtinis intelektas gali dirbti tavo naudai.